Santos, dar viena lietuvė pasikeitusi pavardę, atseit užsienietė. Taigi čia lietuviška pavardė, nu žinai, kaip tipo buvo Vincas Petro arba Alvydas Santana, nu tai čia tipo Erika Santos, tai čia nu Santa Claus. Aš galvojau, kad tik bobutės pletkininkės, o čia pasirodo Lietuvoje ir berniukai mėgsta. Čia yra žvaigždžių klubas ir čia tokie jau jie berniukai, žinai. Jie pašneka, jeigu nori garsiai diskutuoti, bet... Erika, juk Santos reiškia ką, šventa? Jis mato? Nu ja, bet čia toks... Klausyk, Erika, tu iš karto teisingai linkme ėjai. Apie pletkus. Kokį patį baisiausią pletką esi girdėjusi apie save? Baisiausia. Nesąmoningiausia. O, turbūt nesąmoningiausias, kad visi vaikai nuo skirtingų tėvų. Ką tu esi baigus? Šiaip tai marketingą, bakalauras ir master. Čia Lietuvoje? Vadybė. Ne, tenai. Vadyba, verslo vadyba. Irgi ten bakalauras, master. Čia aukštieji? Paskui teisė man trūksta metų laiko, kad užbaigčiau Bolonijos srity. Tai yra Bolonijos susitarime, kad galėčiau praktikuotis visur. Paskui aplinkosaugos inžinierija. Aš noriu tarptautinę užbaigti. Abu aukštieji ir su tuo plaktuku. O koks pirmas biznis papasakok, nes... Tai buvo tokios spalvotas pagalvėlės. Mano draugės močiutė siuvo. Aišku, močiutė uždyką tai darydavo. Ir praktiškai jinai prisiuvo tų pagalvėlių ir aš ėjau jas praktiškai kažkokius tai kioskelius. Sakau, jūs parduodate ir gauname procentą. Kažkodėl tai aš to pelno net nemačiau, turbūt ant šokoladų išleidom. Paskui sekantis biznis buvo dovanėlės. Pakuotas dovanėlės, jeigu aš išleisdavau supakuoti ją už 8 litus, parduodavau už 20. Tai jau gan būdavo kažkoks tai pelnas. Aš girdėjau, kad šita damutė Portugalijoje nesumokėjo tam tikrų mokesčių, supranti? Tai ir pabėgo iš tenais. Kokiu tu bizniu užsiemi? Ką tu darai? Pradedam nuo klinikos. Čia pirmas toksai stipresnis verslas mano. Paskui turiu centras, sporto klubą. Tai yra toksai, šiaip tai neįprastas, nes viduj ir lyja, ir lazeriai, ir dviračiai vandenį baseinę, ir turime akvariumus su tais rykliais. Tu milijonierė? Pasakyk sąžiningai. Aš dabar bijau Lietuvoje sakyti. Nebijok, mūsų nieks nesužinos. Pasakyk mums paslaptį, nieks negirdi. Čia nors bus žinok. ne pletka, čia bus fakt. Tu milijonierė? Na, jeigu pinigų atžvilgių ir viso to investicijom, tai patvirtintai. Tu gali drąsiai pasakyti, aš milijonierė. Aš milijonierė. Fantastika, paplok. Ai, ką padarau? Dabar reklama ir iš karto po reklamos. Santos vyras, siurprizas, ateis čia pas mus į studiją. Atsiklaups ant kelių ir išsakys visą teisybę apie tave, miela Erika. Netrukus žvaigždžių klube būsimo čigonų baronų išpažintis Raguvos gyventojams ir prisipažinimai apie vaikus. O jeigu buvo 4 močiutės, kurios nepatyrė? Lipt ant scenos, tai yra... Aš, atsimeni, kaip šokdavau. Strakalioju. Kaip moku, taip šoku. O dabar nusprendžiau išmokti taisyklingų žingsnelių. Bet jau dabar neatsimenu, kaip strakaliojimas atrodo. Nes pabandžiau pašokti, neišeina. Gerai, va čia mes matom Eriką išeina šokti, jinai pasitempus, graži, visada išdažyta, plaukučiai sutvarkyti, nugrimuota. Kokia tu namie? Grįžti, nusėbi blakstienas, nagus nusirauni, užsidedi praplyšusi po pažastim halatą, atsisėdi, pasiėmi... Nerūkai? Ne, atsisėdi, pasiėmi alaus šalto, atsidarai šlaunikoje vištos. Kokia tu namie? Kokiam? Kitokia? Man atrodo tokia pati ir praktiškai makiažą aš niekad nenaudoju. Aš labai mažai rūpinosi krem. Ne, tikrai. O todėl prisiauginu blakstienas ir tai nėra paslaptis, kad man nereiktų dažytis, aš esu blanki. O kalbant apie liberalumą, ar tu esi liberali moteris?
liberalių pažiūrų? Man atrodo, daug mano interviu ir išvaizdos viso mąstymo tai parodo. Nesu tokia konservatyvi kaip portugalai ar lietuviai. Nes turbūt pakeliavus ir pabendravus su įvairiais žmonėm pradedi mąstyti kitaip. O žinai, jeigu pavyzdžiui atsitiktų taip, kad tavo sūnus ateitų vieną dieną ir sakytų, žinai, mama, aš gėjus. Tai turiu dar 3, taip kad no problem. Visi 3 ateina ir sako, mama, mes gėjai. Ne mes gėjai, o du atskiri žodžiai. Ir tada ką mama daro? Mes gėjai. Ne, čia jų pasirinkimas. O mano iš tikro yra užduotis juos iki 18 metų išmokinti taip, kad jie patys galėtų išėję iš namų išsilaikyti, susimokėti už mokslus taip, kaip aš tai dariau, sukti versliuką arba turėti savo tikslų. Ir jeigu jų pasirinkimas bus į aną pusę, aš tikrai kojas nekišiu. Man svarbiausia, kad jie būtų laimingi. Tiek mažiukai, tiek dideli. Taip, kad man. Čia... Jokių problemų. Ir dar turiu 2 dukrytės, taip kad jos gal pagimdys mano anūkų. Aplamai iš tikro žiniasklaida tik tai žino paviršutiniškus dalykus, ką gali pamatyti ten, verslai, taip, vaikai, dar ką nors. O kas iš tikro pareina kokia banga, tai pamatysi. Aš tikrai į Ameriką neišvažiuosiu neapsiskelbus. Žinai, Erika, kviečiu tave ateiti prie mūsų gandų ruletės, kur tu išsuksi klausimą ir nuo mūsų klausimo tu negali išsisukti. Kviečiu tave. Ir taip, Erika, dabar tu išsuki ją, išsitrauki klausimą, garsiai perskaitai ir bandai jį atsakyti. Pasiruošus? Taip. Gerai, aš tave gal kažkaip paruošt. Taip. Nesijaudink, aš matau, kaip tu drebi. Nuo šalčio, sakiau, man reikia arbatėlės. Įdomu, koks bus klausimas. Taip. Nu? Oi, klausimą. koks klausimėlis. Koks klausimas, garsiai skaitom. Taip. Ar tavo meilužis verslininkas iš Kauno? O, pavardę, vardą reikia pasakyti viską. Pirmiausia, neturi meilužio. Nesakysi. Žodžiu, tu dabar pabėgai nuo mūsų klausimo, todėl, mėla Erika, mes turim tau kraupę užduotį. Prašau, į ant scenos. Eime ant scenos. Tai kaip baudžia mane, ne? Užduotis yra tokia. Kiekvieną rytą tai darau. Prie Kauno Marių. Aš noriu kiekvieną rytą tai matyti, kaip tu darai. Ištiesinkė. Visą laimę, kad šlikučių nenusėmiau. Tu turi sušokt, nu kol aš atlaikysiu. Dabar reikia gausių aplodismentų, vyrų. Mėly televizijos žiūrovai, jūs pamatysit tai, apie ką jūs svajojate. Nesulaužysi nieko? Nieko nesulaužysi. 10 kartų, Erika, 10 kartų. Kur jau užkris? Aš palaikysiu. Ačiū už pokalbį, iš tikrųjų. Ačiū tau labai, brangioji. Atvėrė akis mum, žiūrovam ir be abejo mūsų klubo lankytojams.